Pritūpimo apšilimo rutina. Apšilimas prieš pritūpimus neturi užtrukti ilgai. Nebūtina voloti visos apatinės kūno dalies su volu ar atlikti daug statinio tempimo. Svarbu turėti veiksmingą, gerai struktūruotą judesių paruošimą, apšilimą, kuris ne tik pagerintų jūsų mobilumą, bet ir iš tikrųjų paruoštų jūs sutelkti dėmesį į treniruotę, šiuo atveju pritūpimus su svoriu, su štangom. Tai yra keli mano mėgstamiausi būdai tinkamai paruošti savo kūną, sklandžiai ir giliai pritūpti ir nesijausti apribotam.